Kai aš pradėjau mylėti save, radau tą emocinę kančią, tai buvo tik įspėjami ženklai, kad gyvenau prieš savo tiesą. Šiandien aš žinau, kad tai yra autentiškumas. Supratau, kad kai gali ką nors įžeisti, aš bandysiu primesti savo troškimus kažkuriam žmogui, nors žinant, kad laikas netinkamas ir žmogus dar nėra tam pasiruošęs. Šiandien aš tai vadinu pagarba. Aš nustojau trokšti kitokio gyvenimo ir pamačiau, kad viskas, kas mane supa, tai tik kvietė mane augti dvasiškai. Šiandien aš tai vadinu brandumas. Aš nustojau vogti savo laiką ir nustojau kurti didžiulius projektus dėl ateities. Šiandien darau tik tai, kas man teikia džiaugsmą ir laimės. Dabar dalykai, kuriuos mėgstu daryti ir kurie džiugina mano širdį, ir tai darau jau savai, tik savo ritmu. Šiandien aš tai vadinu paprastumu. Išsilaisvinau nuo bet ko, kas nebuvo gerai man, ir tai maistas, žmonės, daiktai, situacijos praeitis. Iš pradžių tokį požiūrį pavadinau sveiku egoizmu. Šiandien žinau, kad tai meilė savo. Supratau, kad mano protas gali mane sutrikdyti ir dėl to susikti, bet kai tai prijungiau prie savo širdies, mano protas tapo vertingu sąjungininku. Šiandien šį ryšį vadinu širdies išmintimi. Mums nebereikia bijoti ginčių ir bet kokios problemos su savimi ar kitais. Net žvaigždės susiduria ir iš jų žlugimo gimsta nauji pasauliai. Šiandien aš žinau, kad tai yra gyvenimas. Kitokio gyvenimo ir pamačiau, kad viskas, kas mane supa, tai tik kvietė mane augti dvasiškai. Šiandien aš tai vadinu brandumas. Aš nustojau vogti savo laiką ir nustojau kurti didžiulius projektus dėl ateities. Šiandien darau tik tai, kad mane ganu brandumas. Aš nustojau vogti savo laiką ir nustojau kurti didžiulius projektus dėl ateities. Šiandien darau tik tai, kas man teikia džiaugsmo ir laimės. Dabar dalykai, kuriuos mėgstu daryti ir kurie džiugina mano širdį, ir tai darau jau savai, tik savo ritmu. Šiandien aš tai vadinu paprastumu.